Panevėžio kultūros centras, visai neseniai atsisakęs bendruomenių rūmų pavadinimo, pakvietė Panevėžio miesto ir regiono gyventojus, žurnalistus bei kolegas ir partnerius į susitikimą, kuriame pristatė būsimas veiklas ir renginius. Šiandien mūsų centre turėjome renginį, kuriuo norėjome nušauti du zuikius vienu šūviu. Tai pristatėme savo naująjį vizualinį identitetą ir žinoma kartu paminėjome įstaigos 37 gimtadienį, kuris bus už 3 dienų. Tai tokia gražia proga kvietėme visus miestiečius ir svečius, ir kolegas ir labai džiaugiamės ir dėkojame, kad jie atėjo mūsų pasveikinti. Renginio metu simboliškai paminėtas įstaigos 37 gimtadienis ir pristatytas naujasis įstaigos veidas, vizualinis identitetas, logotipas. Turėjome svečiuose ir mūsų identiteto kūrėją, strategiją, kuri dirbo su mumis 2 savaitės su komanda, kad išgrynintume ir išgrynintume mes patys ir jiems paprašiau būtų išsiaiškinti, kaip turėtume atrodyti. Tai ir galiausiai matote, kokį vaizdą turime, kokį vizualinį identitetą. Tai rezultate esame ryškus ir apie visą šitą kelionę trumpai mums ir papasakoja strategija, kurią šiandien turėjome svečiuose. Kultūros centro prekės ženklą kūrė vizualinio identiteto dizainerė Lina Mas. Kuriant identitetą reikėtų pradėti ne nuo paieškų kūrybinių sprendimų, bet nuo strategijos. O strategija yra kas? Žmonės. Ir identifikuoti pirmiausiai, kam tai yra skirta. Nes geras identitetas bus tik tada, kada mes žinosime, kam kūrėme. Tai kadangi Panevėžio kultūros centro identifikavimas žmonių buvo labai įdomus, nes mes identifikavome, kad tai yra skirta visiems, bet tai buvo kur kas geriau, kad mes galėjome įsivardinti, kad tai yra ir šeimoms, ir vaikams, ir seniorams, ir jaunimui, ir gebėjome tą identitetą būtent ieškoti, kad tiktų visoms grupėms ir tikrai būtų pritaikomas ir neužgoštų kiekvieno renginio nuotaikos. Tai pirmiausia ir paieškos ir prasideda strategijoje. O kai gerai sudėliota strategija, visas vizualinio identiteto sukūrimas truko, teisingai sakė, apie 2-3 savaitės, bet iki tol darbas buvo mėnesių tikrai. Labai džiaugiuosi, iš pirmo žvilgsnio jis man iš karto, iš visų 3 pasiūlytų variantų, man iš karto būtent patiko dabartinis mūsų jau patvirtintas logotipas. Aišku, pradžia niekada nebūna lengva, bet pamažu, su pagalba Linos Mas komanda, sakykime, mes įvaldome, adaptuojamės prie jo ir manyčiau, kad ateityje ir žmonės jau pradės, sakykime, pamirš mūsų bendruomenių rūmus, įsimins daugiau kultūros centrą ir taip pat naują mūsų įvaizdį. Atėjus į susitikimą laukia diskusija, informacija apie ateinančio sezono planus, galimybė išbandyti naujasis veiklas, pamatyti meninę programą bei paskanauti vaišių.